Autobusas sustojo. Durys atsivėrė lyg metalinio žvėries nasrai. Šaltas oras smogė į veidą, su juo atkeliavo ir metalo bei drėgmės kvapas. Tai buvo Pravieniškės. Aplink stovėjo pilki pastatai, aptverti aukštomis tvoromis su spygliuota viela. Jauno vaikino vos 20 metų širdis daužėsi kaip pašėlusi. Rankos drebėjo, kai jis žengė pirmą žingsnį į nežinomybę. Aik. Sargybinis stambus vyras su šaltu žvilgsniu patikrino jo dokumentus. Jo veidas buvo bejausmis, lyg iš akmens iškaltas. Vaikinas peržengė slenkstį ir atsidūrė kitame pasaulyje. Pasaulyje, kur laikas sustojęs, o viltis tarsi blyškus šešėlis. Kiemas buvo tuščias ir šaltas, tik keli medžiai tarsi suvargę belaisviai stovėjo prie pastatų sienų. Vaikinas jautė, kaip jį seka 10 akių. Jis norėjo atsisukti, pabėgti, bet žinojo, kad tai neįmanoma. Jis buvo spąstuose. 2 sargybiniai lydėjo jį per ilgą koridorių. Jų žingsniai aidėjo tuščiomis sienomis, sustiprindami nejaukumo jausmą. Vaikinas stengėsi nesuklysti, žengti tiksliai ten, kur jiems liepė. Kiekvienas žingsnis atrodė tarsi amžinybė. Jie sustojo prie sunkių metalinių durų. Vienas iš sargybinių atrakino ją sunkią spyną. Tavo naujieji namai. Sarkastiškai tarė jis, stumdamas duris į vidų. Vaikinas įžengė į ankštą pridumusią patalpą. Kambaryje buvo 3 lovos, stalas ir kelios kėdės. Prie lango sėdėjo 3 vyrai. Jų veidai buvo išraižyti laiko ir sunkumų, akis stebėjo kiekvieną jo judesį. Vaikinas jautė, kaip jo kūnu bėga šiurpuliukai. Jis buvo įžengęs į liūtų narvą. Na ko, naujokas, ką pridirbai, kad čia atsidūrei? Jo balsas buvo šiurkštus, tarsi švitrinis popierius. Vaikinas nenorėjo atsakyti. Jis nenorėjo kalbėti, nenorėjo užmegzti jokio ryšio su šiais žmonėmis. Jis norėjo tik vieno, kad ši diena kuo greičiau baigtųsi. Nėra čia ko bijoti, vaikė. Mes visi čia broliai. Tiesa, broliai. Kiti 2 vyrai pritariamai sumurmėjo. Vaikinas atsisėdo ant laisvos lovos. Jis jautė, kaip jo širdis vis dar daužosi. Aš nenorėjau nieko blogo. Tik padariau klaidą. Vyrai nusijuokė. Mes visi čia klaidų padarėme, berniuk. Svarbu, ko iš jų išmoksti. Vakaras atėjo greitai. Pro mažą langą skverbėsi silpna šviesa, pieždama ilgus šešėlius ant kameros sienų. Vaikinas gulėjo ant lovos, bet negalėjo užmigti. Jis girdėjo, kaip kiti kaliniai šnabždasi ir jo vaizduotė piešė pačius baisiausius vaizdus. Jis nežinojo, kas jo laukia ateityje. Jis nežinojo, kiek laiko praleis šioje vietoje ir ar kada nors sugebės grįžti į normalų gyvenimą. Bet vieną jis žinojo tikrai. Jo gyvenimas jau niekada nebebus toks, koks buvo anksčiau.